kariuomeniai pinigų mes paimsim iš audito. Mums reikia šiandieną grubiai 5-700 milijonų. Aš sakau, galėtų paimti iš audito. Nes auditų niekas neplanuoja. Tai va. Mums reikėtų šiandieną 5-700 milijonų dengti skolos aptarnavimo mokestį, kuris gali išaukti. Ką aš jums tada pamenat ir sakiau? 5-700 milijonų, 100 milijonų dengti skolos aptarnavimą, kuris, jeigu susitars su Europos komisija, ką aš sakiau, kad gali skolintis, bet turi leisti fiskalinę drausmę pažeisti, jeigu investuojama į gynybą, kariuomenę ir panašiai, tai mums reikia turėti stabilių pinigų 5-700 milijonų iki 33 metų. Aš jūsų laidoje vienoje sakiau, jeigu prezidentas nori, kad mes skolintumėmės, mes galim skolintis iki milijardo. Mums šiandieną jau reikia, kadangi vakar jau matėt gynybos tarybos šiek tiek atsitraukė ir pasirodo. Ir vėl čia Žemaitaitis buvo pusiau teisus, pusiau ne. Tai sakė, jau čia nebėra grėsmių, jau ir Šakalienė, jeigu pasakė, matėte, tai pažiūrėkit, vakar jos pasakė. Jie praleido. Nebėra, jau sakė, tokių grėsmių lygis nepadidėjo, lygiai toks pat, koks buvo prieš metus ir 5 atsargos. Taip, palaukit, tai gal reikia vyti laukan visus tuos, kurie kėlė šitą ir suerzino šitą žmonės. Bet čia prasidėjo nuo Nausėdos, nes Nausėda norėjo eiti į istoriją. Aš galiu pasakyti, jo nelaimė sausio 22 diena. Nežinau, kas jam parinko datą, tai buvo pagal jo horoskopą, pagal gimimo datas, pagal viską, tai yra pati blogiausia data. Juodas mėnulis Marse. Tai jo tas juodas mėnulis Nausėdos Marse ir Daukanto aikštėje buvo pati blogiausia data jo politiko kaip karjerui. Ir sausio 22 dieną tas penktadienis jam įėjo kaip didžiausia nelaimė antros kadencijos. Ir jis iš tos, mano manimu, ką aš matau ir kiek aš ten domiuosi šitais dalykais, jo eina tik blogyn šitas dalykas. Ir klimpimas eis tik dar blogyn. Bet čia yra jo reikalas, ne mano reikalas, jeigu jis ten sukasi. Tai aš dabar grįžtant prie nekilnojamo turto. Tai vat prasideda sesija ir vis dėlto pataisėlės kažkokios bus, nes reikalinga subalansuoti tai, ką pridirbo visi. Bet ten pridirbta, patikėkit manim. Bet faktas, kad jūs vėl kišit ranką į žmonių kišenį. Euras, 2 eurai. Bet Rūta, aš noriu, bet mūsų mintis yra. Principas jau yra tai, Rūta, bet mūsų mintis apsaugoti. Tų eurų yra prisimta labai daug. Kad žiūrėkit, suvokit dalykus. Tas prakeiktas nekilnojamo turto mokestis, jisai yra kartu surištas RRF-as. Taip, sukabintas. Jeigu ne šita Šimonytės nesąmonė, ir jeigu prezidentas sugebėtų įtikinti Europos komisijos vadovus ir narius, kad reikia atrišti šitą nesąmonę. Palikit ramybėj pirmą turtą, kuriuose žmonės gyvena. Tai Rūta, tai aš dar kartą sakau, mes esam pasiūlę, kad pirmas būstas būtų neapmokestinamas. Dabar yra nes jeigu apmokestins pirmą būstą, žmonės bus gatvėje ir aš būsiu pirma. 100% vėl prie Seimo visi rinksimės. Net nebejoju, Rūta, todėl aš dar kartą sakau, neskubėkit klausytis tų pliotkų, išgirskit, ką aš sakau. Dabar iš kiekvienos partijos mes paskyrėm po 2 žmonės, iš mano yra Robertas ir Dainoras. Syso tenais nėra toj grupiai. Jau užteko tų nesąmonių, mums visiems prisiskaityti. Mes apie tai dar kas sakau, neišnekėjom, neįkalbėjom, ką jis iššovė, ten visi, sakau, aš kiek žinau, su Robertu iš pavakar sakė, visi sakė, sėdėję, trečią irgi ko gero jam pasakė, kad kaip šokė visi. Tai va čia toks, yra problema, kad prezidentas neatlieka visiškai savo vaidmens, kas jam numatyta. Jisai labai anksti važiuoja miegoti. Aš tuo metu važiuoju iš namų darbo dienos į studijos darbo dieną. Jisai važiuoja namo. Tai va čia ir yra pats baisiausias dalykas. Tai dar kartą sakau, jo šiandieną darbas prezidento sėdėti prie Europos komisijos durų, sėdėti prie Lenkijos, nes Lenkai pirmininkauja Europos komisijos durų, jau yra kovo mėnuo dabar bus, ne? Paskutinis vasario dienas mes dabar skaičiuojame. O kur jisai šiuo metu yra fiziškai? Vilniuj? Ne, lygtais, man atrodo, buvo kažkur įskridęs, lygtais turės skristi, bet man iš principo, žmogau, jis rūpinasi ten Ukrainą kažkokiam nesusiomai dalykais. Jisai vienintelį draugą turi, Zelenskis. Kai jis nebeturi, tas Zelenskis jau jį pardavė. Eikit, Rūta, jau tas Zelenskis, tas mūsų prezidentas ir mūsų Lietuva giliai vienodai. Jau penktadienį jisai Vašingtone ir pasirašys sutartį. Tai vat klausimas yra, prezidentas neatlieka ir neužtikrina valstybės mūsų stabilaus veikimo. Ką Šimonytė pridirbo, jis nesikišo, sako, aš noriu būti vadovų tarybai. Tai jeigu tu nesupranti ūkinių dalykų, tu nevažiuok tenais, tu nelysk. Ir kitas jums dalykas pinigų, žiūrėkit, yra nerealus aukso dalykas. Bet šiandien išleisis mano straipsniai, jūsų laida vakare pasirodys, mano dieną pasirodys tekstas. Mes ir toliau perkame vakcinas ir leidžiame 10 milijonų. Taip.
reikia karui pinigų. Skiepijasi nei vienas žmogus su tą COVID vakciną. Aš klausiu prezidento, kadangi buvo sutarimas Europos komisijoje, kad perka bendrai. Ką po velnių jisai veikia, kad jisai dar niekaip nesusitarė su Ursulė, nebepirkti būtent vakcinų, o tos pinigus skirti gynybai. Ir jisai ten 10 milijonų išleidžia. 10 milijonų. Ir mes toliau pirksim. Šie metai nuplanuota pirkti 240 tūkstančių biuruočių. Tai aš sakau, nenaudoja, jas pilam lauk. Rūta. Tai jūs man paaiškinkit, tai kur mūsų šiandien yra prezidentas, kuris aiškina, kad jis turi žiauriai gerus santykius Europai. Tai mano manymas, ką aš matau, nuo sausio 20 dienos 19, nuo pirmadienio ar kada ten buvo, jis yra visiškai eliminuojamas iš Europos ir pasaulio politinio žemėlapio. Ir šitoj vietoj mes tada pereinam prie... Dar vienas klausimas. Dėl situacijos ūkinės mūsų, ta prasme, ekonomikos. Nu, toksai paprastas dalykas. Bankrutuoja Beatos restoranas. Čia visi pasijuokė, nereikėjo paišyti šitų vaivorykščių. Bet faktas, kad, Šiškauskienė sako, kad čia yra ne atskiras atvejis, o reiškinys. Ta prasme, smulkus tas vidutinis verslas eina šiuo metu žemyn. Mes praradinėjom vieną mokesčių mokėtoją po kito. Taip. Tai va šitoje vietoje matosi jau skaičiuose biudžeto šitie dalykai, ar ne? Ar dar vis žmonės iš Matot, čia moka? Aš toje veikloje irgi dirbu. Tai restoranai, kavinės. Čia išveda restoranus, kavinius. Kažkodėl tai nieks nekalba apie valgyklas ir maitinimo įstaigas. Restoranų, kavinių, matyti Lietuvoje procentinė išraiška, ko gero, apie 10% sudaro. Taip, tai yra Vilniaus miesto elitas, tie patys Benkunskai, Šimonytės, jie gali po tos restoranus eiti, nes tai yra konservatorių rinkėjai, prabangus rinkėjai, turintys daug pinigų ir galintys sau leisti. Tai Beatos picerija, Beatos Jurgis ir Drakonas, tai buvo būtent tų žmonių, kurių pajamos yra aukštos pajamos. Lalailos. Jo. Kadangi žmonės šiandieną mato vykstančius procesus, žmogus pradeda rinktis investavimo kryptis visai kitur. Ne? Pavyzdžiui, Žemaitaitis labai retai kada eina valgyti, bet irgi penktadienį rytoj einu, nes gimtadienis yra, draugo, tai einu aš, ne? Bet aš neinu į tas kavinės valgyti, nes man mokėti už maistą 20 eurų vienam žmogui, man tai yra idiotizmo viršūnė. Nes aš pasigaminu namuose tą patį maistą, ne, man ten, kai sako, žiūrėkit, ten iškepsiu jums ten kokį nors ten steiką, žinai, ir ten kaina jo, matai, 24 eurai, žinai, sakau, klausykit, sakau, tai kad aš, sakau, pas savęs aptvarę nusišaunu Elnę Danielių, sakau, aš tą patį jums pagaminu, ne, jeigu jau tai paėm. Tai eiti eiliniam žmogui ten per brangu.